Labas vakaras, noriu pabendrauti. Tai išsiunčiau siuntinėlius, žiūrėjau, maistuko nusipirkau, vakaras, pasivaikščiojau, kepuraitė, zebriukas ir suknelė zebrinė. Žinot, galvoju, kaip taip moteris eina be kepuraičių, tikrai vėjas, vietomis didesnis, mažesnis, visgi žiema. Bet tikrai pastebiu tokių dalykų, kad skauda moterim ir galvas, ir migrenos, jau nekalbu apie peršalimo ligas. Tai moterim turiu žinutę, ne tiek vaistus ieškokite, bet atkreipkite dėmesį į galvos apdangalą, kepuraitės. Neišeikite nei dienos be kepuraitės. Ir žinot, kaip aš pradėjau kurti, jau gal 10 metų neišeinu be kepuraitės, šitas istorijas žino. Tai baigėsi mano visi peršalimai, gerklės, visos ligos, esu sveika. Taip, žinoma, visas didelis komplektas, tai moterim noriu perduoti linkėjimus ir žinot, kažkaip sako, oi, man netinka kepuraitės, oi, man ten tai tas, tai anas. Gal tiesiog moteris, nežinau, neturėjo gražios stilingos kepuraitės. Aš dabar irgi čia su ilgu pūkiniu paltuku. Bet kepuraitė man priduoda tokio stilingumo, išskirtinumo ir tikrai derinu prie suknelių ir kur einu, atkreipia visi dėmesį į tas kepuraitės. Tai moteris, gyvenkit šiltai, ne tik tai namuose, bet ypatingai rūpinkite savimi ir savo veidu ir savo galvytę. Žinot, kad aš kuriu komplektėlius su šalikėliais, bet čia yra pas mane užsikeliu, man šiuo metu šalikėlio nereikia. Tai linkėjimai jums visoms patys gražiausi iš Kauno. Bet palaukit, aš jeigu prieisiu, noriu jums parodyti dar, toj bus mano butikas. Romeo mane pasitinka, ai, katinas, kuris mėgsta vaikščioti vienas. Štai, pasakų namelis. Pažiūrėkim. Linkėjimai visom.